Sveiki atvykę į uždraustą Lietuvos teritorijoje kanalą, kadangi šitame kanale banditai daro nusikaltimus prieš Lietuvą informacinės atakas. Šiandien informacinė ataka bus iš Alžyro karalių mauzolėjaus. Už mano nugaros yra Numidijos karalių mauzolėjus. Numidija buvo tokia šalis senai. Prieš 2200 metų buvo tokia šalis Alžyre. Tai yra pirmoji alžyriečių valstybė Numidija. Ir čia yra karaliai šitos valstybės šitame mauzolėjuje. Man labai patinka mauzolėjai, kadangi mūsų lyderis vatnikų lyderis Leninas taip pat yra mauzolėjuje. Tai jeigu Leninas būtų ne mauzolėjuje, aš nevažiuočiau prie šito mauzolėjaus. Bet kadangi aš žinau, kad Leninas yra mauzolėjuje, man yra labai malonu aplankyti viso pasaulio mauzolėjus. Taip pat ir Numidijos karalių mauzolėjų. Oficiali versija, kad tai yra Numidijos karalių mauzolėjus. Kita versija be abejo yra tai, kad šitą struktūrą pastatė ateiviai dėl to, kad Numidijos žmonės, kurie gyveno Numidijoje, jie neturėjo technologijos kilnoti šitų plytų, kurios sveria kai kurios po 10 tonų, ypač tos iš viršaus, nes ten blogai matos iš apačios, bet ten milžiniškos plytos po 10 tonų. Ir neturėjo tos technologijos, ateiviai pastatė, o po to išskrido. O po to, kai ateiviai išskrido, numidiečiai rado šitą struktūrą ir pradėjo čia laidot savo karalius. Štai toliau informacinė ataka prieš Lietuvą tęsiama Timgado mieste, senasis romėnų Timgado miestas, čia gyveno romėnų karų veteranai, miestas yra labai didelis. Labai. Štai koks didelis. Tenai yra šventikla buvusi. Ten matos teatras. Iš šitos pusės. Taip pasivaikščiosiu po griuvėsius. Čia yra Trajano arka. Triumfo arka. Be abejo, man reikia per ją pereit. Atsiuntė man Edikas Jagilavičius, kad aš pasirašyčiau už referendumą dėl to, kad galima būtų naudotis grynaisiais pinigais Lietuvoje. Iš tikrųjų problema yra rimta dėl to, kad jūsų pavedimai per banką, atsiskaitimai per banką, jie visi yra kontroliuojami. Valstybė juos kontroliuoja, gali užblokuoti, gali atimti pinigus pas jūs atgal. Jeigu jūs blogas žmogus, antstoliai gali jūsų pinigus iš jūsų sąskaitos tiesiog atimt ir pervest, kam reikia pervest. Štai kaip yra grynųjų pinigų. Vagis gali atimt, ir policija, ir antstoliai vis tiek gali atimt, bet sunkiau. Tai be abejo aš pasirašiau už šitą referendumą, nežinau, kas jį organizuoja, gal Edikas, gal ne Edikas, nežinau. Labai gera idėja būtų, matot, aš daug laiko praleidžiu Nyderlanduose, tai Nyderlanduose parduotuvėse negalima atsiskaityti grynaisiais pinigais. Dauguma parduotuvių Amsterdame nepriima grynųjų pinigų. Arba kortelė, arba ne. Tai man be abejo tas nepatinka dėl to, kad aš esu banditas. Visų pirma, mano pinigus ieško panelė Ignas Vėgėlė, šitą kekšė nori iš manęs 1000 eurų. Dėl to, kad aš sakiau, kad jos bandyto organizacija, Lietuvos asociacija yra tokia. Asociacija Lietuvos advokatūra, kuriai vadovavo panelė Ignas Vėgėlė. Jinai ten prisivogė labai daug pinigų iš šitos asociacijos ir kadangi aš sakiau, kad šitą asociaciją reikia uždrausti, panelė Ignas Vėgėlė tenai iš manęs nori ten teismas jai leido 1000 iš manęs eurų paimt, bet praėjo jau 8 metai, aš iki šiol nesumokėjau ir nemokėsiu.
Kaip jūs žinot, aš sudaužiau Jono Noreikos lentą, tenai pas mane keli tūkstančiai eurų, kur aš nemoku antstoliams, nes galvoju, kad labai gerai naikint Lietuvos kultūrą. Vat Alžyro, kur aš dabar, romėnų kultūros negalima, o Lietuvos reikia naikint būtinai visą kultūrą, tai aš nuolat, kai esu Lietuvoje, kažką sudaužau, kad kultūrai būtų blogai. Čia vat centrinė aikštė buvo, o čia jau atėjom į teatrą. Štai atėjom į teatrą, vat, žiūrėkis koks amfiteatras. Taigi ir dar tenai ieško iš manęs pinigų mokesčių inspekcija, dėl to, kad aš atseit gavau pinigus iš Rusijos bankomato ir parašiau atseit, kaip jiems atrodo, skundą. Jesakovo skundą prieš Estiją, kurio aš nerašiau netgi, bet, suprantat, nerašiau skundo. O pinigus tai nori atimt iš manęs už tai, kad parašiau ir pažeidžiau tenai draudimą tenai, nepadėt rusams. O aš visada padedu. Tai banko sąskaitos yra kontroliuojamos. Vat, pavyzdžiui, aš turiu Lietuvoje visokiausių klausimų ir dėl to neturiu Lietuvoje banko sąskaitos. Bet apskritai, jeigu įdėt daug jėgų, tai galima rasti banko sąskaitas užsienyje. Užsienyje visur galima rasti Europos Sąjungoje, Panamoje netgi rast, bet čia, kad Panamoje rastum, reikia labai pasistengti. Tenai labai sunku, reikia labai pasistengti, bet sunku. Tai vat, būtent dėl to jie nori uždrausti grynuosius pinigus, kad būtų lengviau kontroliuoti kiekvieną pilietį, ką jis daro, kur jis eina, kuo jis domisi, ką jis perka, kiek jis turi pinigų, kiek jis neturi pinigų, kiek jis turi skolų. Tai yra labai blogai. Todėl be abejo aš pasirašiau už šitą referendumą. Va, Švenčioninėje, pavyzdžiui, papostino Facebook'e Sovietų Sąjungos vėliavą, už tai gavo 250 eurų baudą ir jos pinigus tiesiog atėmė iš Lietuvos banko ir be abejo tai yra blogai. Man labai nepatinka tokia kontrolė, tai yra blogai, kad yra tokia kontrolė. Suprantat, jūs nežinot, ką jie sugalvos rytoj. Šiandien, pavyzdžiui, Švenčioninė gavo, aš gavau kažkokią baudą dėl Jesakovo bylos, o rytoj jie dar kažką sugalvos. Suprantat, dėl Covido kažką sugalvos. Ir taip toliau, tai yra blogai. Tai yra labai blogai. Bet ką aš noriu papasakot visiems, kas nori pabėgti nuo antstolių, vyriausybės ir kitų dalbajobų. Reikia naudotis kriptovaliutom. Visada... Taip. Naudokitės kriptovaliutom. Jų negalima atsekti, jų negalima pagauti, jų negalima atimti. Yra SID frazė, kurią reikia mokėti atminti. Nu kaip, ten yra, kad pasijungtum prie savo bitcoino, Ethereumo ar ten USDT, USDC ir kitų, reiškia, savo pinigų kripto pinigų. Reikia mokėti šitą SID frazę. Bet tai yra lengva. Visų pirma, ją reikia užsirašyti ant lapuko, ten yra daug žodžių, bet kad antstoliai negalėtų pavogti šito lapuko, reikia surašyti žodžius taip, kad jūs vienas suprastumėte, kokia yra seka tų žodžių, plus keli žodžiai jūs tiesiog prisiminkit atmintinai, pavyzdžiui, žodis koks nors žopa, jūs jį ištrinat ir prisimenat, va šitoj vietoje, jeigu neparašysi žopa, neprisijungsi. Ir labai gerai, ir nuostabu, ir turit tada savo pinigus kriptovaliutomis ir galit atsiskaitinėti kriptovaliutomis Maksimoje, bet problemų. Galit pasidaryti kriptovaliutos banko kortelę. Nu tai ne bankai išduota šitą kortelę, aš sakau banko kortelę, kad lengviau būtų jums suprast. Išduoda visokiausios įmonės korteles, Visa Card, Mastercard, kurios yra pririštos prie kriptovaliutinės kišenės jūsų. O tenai uolėte pas jūs yra kriptovaliutos ir galima atsiskaitinėti bet kur. Baltarusijoje, Lietuvoje, Alžyre, visur. Viskas yra labai gerai. Kriptovaliuta tai ir yra internetiniai grynieji pinigai. Tai yra grynieji pinigai. Jeigu jūs tuos pinigus vedat, aišku, per kokią biržą Europoje registruotą, tai ten reikia atskleisti savo vardą. Bet jūs neveskit ten. Visų pirma, ten neveskit,
O visų antra, jeigu ten pravedit, nupravedit ir toliau neveskit, toliau naudokitės per kokį anoniminį kripto šitą walletą. Ir viskas bus labai gerai, labai nuostabu. Aš be abejo linkiu šitam referendumui pergalės, bet kadangi žmonės durni, man atrodo, nepasirašys žmonės. Jie durni. Tegul tie durniai Lietuvoje draudžia grinuosius, tas ateis. Tegul nepasirašo už referendumą, arba tegul jis pralaimi tas referendumas. Bet jūs tiesiog eikit į priekį. Palikit durnius baloje, kurioje jie yra, ir tiesiog turėkit viską kriptovaliuta. Kaip aš, kaip visi kiti protingi žmonės. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.